Tai sveiki visi jūs kanale Rytojus ir šiandien mes pagaliau varysim pasivažinėti su keturračiu. Kaip matote, jau ratai uždėti, man stabdis yra atėjęs. Šitą dalyką aš sutvarkiau. O čia man dabar yra įdėtas toks kitoks varžtas, čia ne toks kaip šitas, bet ties kitas ir va, viskas dabar puikiai veikia. Tik dar greičių nerodo, tai vat dar kažkada reikia susitvarkyti. Tai šiandien, ką mes darysim, mes varysim į mišką. Aš radau visai tokį normalų keliuką ir ten bekelį, aš dar bekelį nebuvau. Ir tenai aš dar iš vis apskritai tam keliukė beveik net nevažinėjau, tai vat aš čia truputėlį pasirašiau. O čia ką mes turim, aš turiu čia vandens, čia įrankiai visokie, va. Čia dėl viso ko įrankiai, va, benzo dar yra, dar sėmiau aerozolį nuodų. Miške čia prireiks. Aš čia dar turiu, va, atsarginę GoPro bateriją, nežinau, čia matos, bet žinau, ten yra, tai va. Bus visai fainai. Tai aš manau, nieko nelaukia ir važiuojam. Tai ką, galim kurtis, aš dar truputėlį benzo dapyliau, kad tikrai neužgestumė. Na, jeigu ką dar pusę litro turi bagažinį, tai galim kurtis. O, kaip gražiai užsikūrė. Stabdį pažiūrimo nuimti. Laikrodėliai. Ir galim važiuoti. Kartą mes į šitą bekelę nevarysim, ne apie šitą aš kalbu. Varysim ten toliau prie kapinių, ten yra vienas posūkis ir tenais bus miškas ir bekelė. Jau šiaip seniai nebuvo video, kaip aš varau su keturračiu, nes jis vis būdavo sugedęs. Tai dabar pataisyta normaliai viskas. Posūkis į kairę. O, šitas. Aš čia tik antrą kartą važiuoju, bet čia bekeliai dar nebuvau, nes ten bekeliai yra viena tokia, tai va tenais pavarysim pačiat. Nes karšta žiauriai.
aš neįsivaizduoju, kur tas takelis čia veda. Bet tarsi matytas man jis, bet aš neatsimenu. Opa! Priekį matau, čia kažkokias jau balas prasideda rimtesnis. Ja, gal aš antrą pajungsiu. Tai pamanom šonu gal. Aišku, čia neužstriktina, bet aš nenoriu apsitaškyti, aš neapsirengiau ilgom rankom nieko. Tai aš apsitaškysiu taip normaliai. Dabar tiep. Mes varom ten ar mes varom ten? Varom gal į priekį tada. Nors? Jo, varom į priekį. Jeigu pasimesiu, tai GPS telefą turiu, tai nebaisu. Kažkas gyvena, reiškis. Privati valda. Reiškis varom į tą keliuką. Čia dar posūkį yra. Sukam čia, nes tenais nepravažiuosi, man rodos. Wow. Man rodos čia gal šonu kitaip, nes tenais, čia jau pelkė, mes čia taip paskėsim. Tai reikia gal bandyti taip šonu. Čia dilgėlių. Čia yra daug. Gal reik bandyti. Čia tikrai ne. Aš čia nevažiuosiu. Pasukam gal. Tai jeigu ne čia, tada mums reikia grįžti. Aš mačiau ten dar vienas keliukas buvo. Prieš pasukant į bekelį ten buvo dar kažkoks keliukas, tai va tenais gal būtų galima pasukti. Dilgėlė. Reikia dės mano ketračių nedilgina. Gerai. Gazavo.
jas tai negilios, bet molis trukdo žiauriai. Ok, šitą buvo lengviau. Nu čia tai išvis nieko. Kaip taškus. Aptaškytas visus būsiu. Nu, bet aš pats pasirinkau per balas gazuot. Kai taškas. Tai žiauriai fainas miškinis kelias. Ir žiauriai nefainai taškas. Bandom per šitą pusę. Reikia čia easy. Žiauriai easy. Bet mes atvarėm iš ten, tada varom pabandyti tenais. Kas tenais įdomus. Kai taškas, kaip pasižiūrėkit, kas vyksta. Grinai galima atskirti, kur aš važiavau. Kaip nefainai. Nu bent jau nebesitaškyt turėtų, tuoj viskas nubirės. Opa! Tenais į mišką. Kas čia gero? Geriausiai čia važiuoja, nes čia labai daug žolių. Wow. Jo, ten labai daug žolių, nepravažiuosim mes čia. Reikia apsisukti. Gal nulips. Ar aš jam čia ir taip sunku apsisukti. Lemą galėjau botus bent pasimti. Visai. Okay. Bandom važiuoti iš čia. Давай, Гил. Опа. Прям сейчас. Paukšint variklį čia. Kaip apsitaškėm, įdomu. Štai žiauriai apsitaškiau. Nu taip. Tik pasižiūrėkit, kiek mūsų čia priskrido, kol aš čia laukiu. Pilna mūsų. Labai jos nori mano keturračiai. Kai žodžiu, ką jam varyti jau. Kai taškos. Kai nefainai.
tenais dar. Žodžiu, čia įsikį asfalto nori, ten paskui toliau rimekas. Tai gal apsisukam. Kadangi ten buvo visai bloga bekelė, tai aš manau galim tada varyt pažiūrėti prie mūsų, kur yra ta bekelė, pažiūrėsim kas ten. Ok, va mūsų bekelė. Varom pažiūrėsim kas ten dabar gero. Taip įdomiau. Ai, čia jį. Ai, dabar vėl taškysis. Labai. Tai čia mėto visokiais šūlais. Eik, savo. Opa, ta milžiniškoji bala. Tai žymioji bala. Ta didžioji bala. Gal reikia ją pamanyti pervažiuoti, reikia kokį pagalį rast patikrint gilumą čia. Va, yra pagalys čia matau. Svarbu ją neįkris dabar balą. Jis tenais įvaras. Nepaeina šokį kitą rasti. O, ten atvažiuoja kažkas. Pasitrauksim tada. Dingo? Va jis. Čia pasistatė. Karoči. Tai va. Gal koks pagaliukas. Čia gal pasiklydo, nes apsisukinėja. Nes jis čia man ras tikrai nepravažiuotų. Pažiūram. Ok. Ten gilu. Čia negilu. Taigi čia tai šis negilu. Reiktų pamanyti va čia šonu važiuoti ir vėl pavyktų, tik tai šitą pagalį kaip nors nulemti. Pamanom ultra šonu važiuoti. Gal kažkas ir pavyks. Jeigu ne, iškart yra atbulinis. Egzistuoja atbulinis. Kiek čia daug purvo. Bandom. Oi, sustabdžiu. O batai.
Nuslydo. Nuslydo. Nepavyko šonu. O, eik tu savo. Ką dabar daryti, aš botų tai nepasiėmiau. Ką reik bandyti dabar daryt gaunas. Vienas ratas pilnai paskendęs. Gal paėti patraukti? Ką, aš pirštinės pasiimsiu. Ir veltui aš jas pasiėmiau. Musės atsikniskit. Pirštinė bus patogiau. Bent jau jis dabar aušta, kol traukiamės jį. Blemba, tokiais atvejais būtų labai gerai virvę pasiimt, bet aš nepasiėmiau. Papanom, gal jis atbulinį sugebės. O ne. Aš jį dar labiau įstumdinau. Iš priekio gal jį pastum kaip nors. Bandysiu dar. Opa! Paeina! O, pavyko! Yes, pavyko. Kokie ratai purvini. Šis staškiau. Yes, pavyko, aš ištraukiau. Nu kaip, jis pats išsitraukė, tiesiog reikėjo. Įdomu šitoj pusėj kaip. Mat, kur tas pagalys, kurį aš numečiau. Neįsivaizduoju. Jis buvo geras matuot. Paimsiu dar kažkokį kitą. Nusivoksiu. Kaip šitoj pusėj. O ne, čia tai dar labiau sminga, ne? Čia mes buvom kažkas su draugais užkasę tokį tunelį, bet čia jau jo nebėra. Ui. Gal čia reiks arba atsinešti kažkokias lentas, kad pravažiuot, arba aš nežinau, tada nepravažiuot niekaip. Tai žodžiu. Jep. Nu tai aš manyčiau, kad šitam gražiam vaizde aš ir užbaigsiu, va. Reikia kaip atrodo, kaip rasis dabar po visų šitų. Viskas gerai čia. Nu ir susitiksim kitą kartą. Iki.